Sveiki, sveiki. Su jumis draugiška šeima ir aš, Anta. Ir taip pas mus įvyko vakar startas testavimo vėl ir aš priėmiau taip pat dalyvavimą. Truputėlį priminsiu, kas tai per kompanija. Reiškia, šitoj kompanijoje yra 3 programos. Įėjimai skirtingi. Įėjimai reiškia vienas už 50, kitas už 200 įėjimas ir dar vienas trečias įėjimas už 1000. Mums kompanija dabar testavimo metu duoda unikalią galimybę mokytis, kaip dirba šita sistema. Ir vakar įvyko startas 19:00. Reiškia, ką mes matom dabar kabinete. Kompanija mums pastatė po 15 000 bonų, vienas bonas lygus $1. Ir aš juos įsidėščiau, visus tuos pinigus išdėščiau į 3 programas, va štai matosi, už 50 vietų nupirkau 100 vietų, už 200 nupirkau 25 vietas ir už 1005. Taip įsidėščiau. Ir toliau čia matosi, kaip mano pirmoj programai yra 2 ciklai. Ir kaip pirmoj programai, kiek man vietų užsidarė, keliose vietose užsidarė pirmas lygis. 31 vieta užsidarė jau, 31 vietoje užsidarė pirmas lygis ir 5 vietose užsidarė antras lygis. Toliau einam į antrąją programą. Antroji programai už 200, pas mane ten 25 vietos paimtos, tai ten užsidarė jau 15 vietų pirmo lygio ir 5 antro lygio. Štai viską matom. Vat matom. Laukitoj čia. Ir trečioj programai aš paėmiau 5 vietas, tai visose 5 vietose pirmas lygis užsidarė ir antram lygiai jau 3 vietos užsidarė. Čia tiesiog pagal marketingą reikia sekti, viskas matosi. Toliau, ką mes matom toliau? Dabar aš pasispausiu kasą ir matome, kad jau pas mane yra, čia jau ne pirmą kartą, šiandien jau aš dariau video rusų kalbą, jau aš išvedžiau pagal marketingą ir čia lietuviškai biskį kažkaip taip verčia nelabai gerai ir yra pagal referalinių 625. Aš dabar, kai matau šitas sumas, kai mes matome va šitas sumas va čia, kur sąskaitos, reiškia mes jas jau galime įsivesti. Mums jau duota žalia šviesa. Ką mes turim daryti? Mes turime greičiau įsivesti. Mums yra duotas laikas, kad įsivest tuos pinigus. Mes spaudžiame, čia man labai nepatinka tas vertimas, aišku, bet aš kiek žinau, va šičia reikia spausti pagal rusų. Gal geriau rusiškai užsidėti, nežinau. Na ir atsiverčiu. Aš tikriausiai užsidėsiu rusų kalbą, nes man visiškai nepatinka, aš nesuprantu lietuviškai, kuris čia dabar man atsivertė, ar pagal marketingą, ar... Na va ir toliau, rusų kalbą pasidariau, tai aš dabar tiksliai matau, va, knopkė pagal marketingą, va šitą, kad atsivers pasižiūrėti, ką mes matome. Koks laikas man duotas. Štai, truputį nusileidžiame žemiau ir matau, kad pas mane štai va stovi 2 dienos, 23 valandos įsivedimui pagal marketingą. O jeigu paspausime knopkę referaliniai, tai aš matysiu, kiek man laiko duota įsivesti va štai šitą sumą $625. Taip, čia vienas bonas lygus $1. Čia taimerių labai daug stovi, bet išvedimui visur vienoda beveik laikas. Vat ir žiūrim tą viršutinį laiką. 2 dienos, 23 valandos ir taip toliau. Laiko yra. Na, bet aš noriu jau įsivesti, pavyzdžiui, referalinius, didesnę sumą. Nu ir
Vat tiesa, aš jums dar norėjau, nepasakiau, kad aš jau gavau čia viršui va sumos, va matot, yra parodyta, kad 625 jau referaliniai yra, dar aš jų neišvedžiau, ir gaut, ir taip pat pagal marketingą 1130, tai yra 11 320 bonų. Ir va šitą pagal marketingą aš jau vedžiau, jau užpildžiau formą, ir ta forma man tuoj pažiūrėsim, kaip jį ar priimta ar ne. Mačiau degė kažkokia raudona šviesikė, reikia pasižiūrėti, kas ten buvo. Nu taip, dabar kažkaip tai matosi tik tai va šita suma, kur 110 stovi, nes aš tik išvedžiau tą 11 000 ir jau vėl man atėjo pinigai išvedimui. Tai aš dabar tiesiog darau video, parodysiu, kaip įsivesti referalinius. Aš padariau video tokį, kokį jūs dabar žiūrite, panašų, ir šitas video bus kitam kartui, kurį dabar darau ir jūs žiūrite, o prieš tai, kurį dariau, tai va dabar aš jį ir įdėsiu, užpildydama šitą va prašymą. Aš spaudžiu prašymo užpildymo knopkę. Tak. Ir štai aš pasirenku, čia va stovi suma mano pagal marketingą, jeigu pasižiūrėt, va šita va suma. Bet aš noriu įsivesti referalinius, tai aš čia pasikeičiu ir man suma keičiasi iš karto. 600, va štai sutampa, matot, ta pati. Ir aš čia dabar įdedu linką iš YouTube'ės ir sudedu visus skrinus, kuriuos aš pasidalinau socialiniuose tinkluose, taip? Pas mane. Taip ir sudedu. Vieną skryną iš kito socialinio tinklo. Įdedu iš trečio socialinio tinklo. Įdedu. Taip, ir dar reikia pasirinkti. Pas mus yra duodama kiekvienam partneriui saitvaronkė tokia. Ir mes ir joje turim pasidalinti. Tai vat skryną įdedu ir čia. Taip pat iš mūsų kabineto aktyvnas skyrelio ir čiato mūsų tinklapio čiato įdedam. Štai sudėjau visus, pasitikrinam, ar viskas susipildė gražiai. Jeigu viskas susipildė, spaudžiam knopkę atpravit заявку, kad patikrinimui. Ir po šito turi man pradingti. Pažiūrėsim, kas turi atsirasti kabinete. Štai, po to, matot, referalinių buvo suma 625, kai tik tai aš apiforminau prašymą, užpildžiau formą ir štai pas mane liko nuliai. Reiškia, ką mes matom, kur čia viskas dėjosi. Viskas dėjosi ot štai kur. Prieš tai aš pildžiau formą pagal marketingą įsivesti, o dabar užpildžiau formą referaliniam įsivesti. Ir štai visi skrinai matosi sudėti, galiu paspausti kurį nors ir matosi, kur aš čia pasidalinau, kokiam socialiniam tinklam atsidaro, visus galiu pasitikrinti, bet štai čia dabar svarbiausia, kad administracija man patikrins, jeigu viskas gerai, tada man bus parašytas dės patvirtino. Ir kai bus parašyta, kad jau patvirtinta, tada aš turėsiu daryti kitą video, parodyti, kad jie pas mane yra perfekte, bet kadangi čia pinigai yra ne mūsų, o kompanijos, tai mum į perfektą, aišku, jų nieks nedės. Reiškia, mes turime tik vis tiek viską daryti pagal sutikimą, čia kaip mūsų susitarimą kompanijos,
kad mes turim vis tiek patvirtinti, kad mes juos gavom. Reiškia, turėsim pildyti dar vieną formą, daryti video ir screenshotą įdėti, kad gavom pinigus. Bet to screenshoto aišku nerodysim, bet tiesiog įdėsim video, pasidalysim 3 socialiniuose tinkluose, pasidalysim štai 3 socialiniuose tinkluose, visada reikia pasidalinti. Ir vat mūsų tinklapio skyrelį aktyvnas, mūsų skyrelį vat aktyvumas vadinasi mūsų tinklapio družnai semja, taip pat vat čiatas yra mūsų družnai semjo ir ten reikia štai vat čiatas mūsų va šitas kompanijos ir mes čia visada vat mūsų kiek daug, va matot, visi čia mes bendraujam ir va dabar kam reikia pagalbos, va žiūrėti, kaip visi čia, kas prašo pagalbos, vienas kitam padedam kažką, tai kažkam kažkas neišeina, tas čiatas turi būti visada įjungtas, mes tiesiog galim daryti, ką norit kituose ten projektuose ir šiaip, bet mes visada girdim paukščiuko tokiam sučirksėjimą ir išgirstam, kad kažkas kažką įmetė, o pasižiūrėjom, aha, kažkas pagalbos prašosi, nu jeigu aš galiu padėti, tai padedu, o kažkas gal kitas spėja. Tai va, ir čia pasidalinam, padarom screenshotą, screeną ir taip pat dar yra pas mus Aitvaronkė, kurioje taip pat pasidalinam video. Štai pasižiūrėkit, čia yra mums visiems duodama, kurie mes ateinam į kompaniją. Visiems šitas Aitvaronkė. Labai toks geras dalykas. Čia žmogus gali registruotis per ją, čia daug yra ko rasti. Tai štai. Nu ką, pasidalinau, kaip aš pabandžiau išvesti pinigus ir dabar mano, kol bus tikrinama mano šita forma, prašymas, mes laukiam ir sulauksim atsakymo. Ir štai pas mane vėl stovi pagal marketingą pinigai, kuriuos taip pat aš galiu išvesti. Taip, nu ir kaip ir viskas. Šiandieną galbūt susitiksime jau rytoj, ne galbūt, bet gal tikrai, todėl kad labai pinigai greitai čia atsiranda ir vėl reikia video daryti, nu nors ir laikas duotas, galima spėti, bet vat, jeigu klaidą padarai, tada reikia ištaisyti. Nu, taip kaip ir viską pasidalinau. Ačiū už dėmesį, su jumis buvo Anta, iki sekančio video.